Na ir dar vieną temą noriu čia, labai gal ir šiek tiek susijusiu su praeita tema. Na irgi čia apie terariumą, kaipgi tas Nevidonas su savo tais tarnais ir iš savo tų būstinių žodžių transliuoja dar vieną irgi tokį dalyką, kuris mano to antrininko galva, tai yra kažkoks tai didžiulis irgi iškrypimas ir žodžiu čia labai susijęs su žmonių naikinimu irgi. Ir kaipgi pasireiškia tas žmonių naikinimas. Ogi pasireiškia tas žmonių naikinimas per taip vadinamą terariume, tai per lyties keitimą, žodžiu. Dabar jau ten pas juos darosi jau kuo toliau, tuo labiau madinga, kad reikia keisti lytį. Iš pradžių dar aišku, tą lytį ten jie keitėsi tik tai suaugę, sakykime, žmonės. Tai dažniausiai, aišku, iš vyrų jie ten pasidarydavo panašus į moteris. Nei vienas vyras dar moterim nepatapo iš tikrųjų tam terariume. Jie pasidarydavo tik panašus į moteris, ten prisigerdavo ar prisileisdavo hormonų, žodžiu, nušaukdavo jiem papai, savo tuos, sakykime, organus nusipjaudavo, užsisiūdavo, nežinau, ar ten tą skylutę jie pasidarydavo ar nepasidarydavo, žodžiu, bet neva tai jau jie pasidarydavo kaip moteris. Iš tikrųjų, moterį jie niekaip negali pasidaryti, nei vienas vyras terariume negali pavirsti moterį ir nei viena moteris negali pavirsti vyrų. Tai jie gali tik tai būti panašus. Ką reiškia panašus? Gali būti panašus, jo turėti ir papus galbūt, ir kitus, sakykime, tos organus, bet dar nei vienas vyras pasidaręs nesugebėjo vaiko išnešioti ir pagimdyti. Aš bent jau, tai mano tai yra tas antrininkas jau terariume dar negirdėjo. Ir dar irgi negirdėjo, kad nors viena moteris, kuri pasivertė vyru, kad jinai kažkam padarė vaiką ir tą vaiką sėkmingai kažkas tai pagimdė. Tai tokių istorijų netgi terariume dar nėra, o viskas yra kame. Žodžiu, yra tame, kad tas Nevidonas stengiasi, aišku, sujaukti tiem žmonėm kuo daugiau tas smegenis, kuo labiau juos apdundukinti, o jau čia jau vienas iš aukščiausio apdundukinimo lygių. Pats aukščiausias, aišku, jau čia eutanazija yra, čia nėra ką kalbėti, bet jam labai tinka ir visokie tokie iškrypimai. Ir jis dabar, aišku, ten tam terariume labai nusitaikęs yra į vaikus. Nori tiesiog, kad visi vaikučiai, žodžiu, kiek įmanoma daugiau jų, kad aletai pasikeistų tą lytį. Lytį pasikeistų. Aš kaip ir sakiau, lyties pasikeisti neįmanoma, bet kaip jie tam terariume sugalvoja taip daryti. Žodžiu, vaikutis nubėga į mokyklą, mokykloje ten kas nors jam praplovė smegenis, čia ypač jau tuose šalyse visokioj kaip Kanadoj, kažkur ten Amerikai, kažkuriuose valstijose, ir žodžiu, bet tokiuose jau pažengusiuose Nevidono siekiuose valstybėse, žodžiu. Vaikutis nubėga į mokyklą, mokykloje, žodžiu, pasakė mokytojui, kad nori jau dabar jis jau pasikeisti lytį. Ir ką dabar, ten jau yra priimti jau ir tokie įstatymai, sakykime, kas yra įstatymas, tai yra laisvės apribojimas ar kažkokius tai teisų suvaržymas. Tai jie įvairiais įstatymais ten, aišku, ir varžo tų mamyčių ir tėvelių teisės, kad jie negalėtų įtakoti savo vaikučio sprendimų kažkokių tai ir gyvenimo, ar jį apsaugot, kad negalėtų, kaip šiuo atveju su tuo vadinamu lyties keitimu. Pratęsiu, žodžiu, nubėgo tas vaikutis pas mokytojas prikniso smegenis, jis tada sako, jo, dabar aš buvau berniukas, o dabar noriu patapti mergaitę. Ir ką, tada, aišku, tėvų neinformuodami, jie iš karto nuveda tą vaikutę arba iškviečia, žodžiu, kažkokius darbuotojus iš ten atitinkamų klinikų lyties keitimo ir jam pradeda iš karto leistis ten, žodžiu, lytinio brendimo blokatorius. Blokatorius leidžia. Užblokuoja tam vaikui, kad jis lytiškai jau nebręstų. Tai iš principo, ką tas reiškia. Netgi jeigu tas vaikas jau ir paskui ir apsigalvos, ar jau ten sugalvos, kad nori būti jau ten to berniuku, gal ir mergaitė nebenori būti, bet jau, žodžiu, chemija yra suleista, jis jau yra chemiškai iškastruotas ir iš jo jau vyras nebebus. Netgi jeigu jis ir nepasikeis paskui tuos lyties. O jeigu ir pasikeis, tai moteris irgi nebus, tik tai bus panašus į moterį, bet vis tiek moters iš jo niekada neišeis ir niekada jis negalės turėti vaikų, sakykime, džiaugtis tais vaikais, juos auginti, auklėti ir pratęsti savo giminę. O čia ir yra, Nevidono dar tas antras tikslas, tai ne tik tai, kad, žodžiu, suluošinti to žmogaus gyvenimą ir kad jis paskui gyventų tą savo gyvenimą kančioje visą laiką ir plus, kad jis dar negalėtų ir įvykdyti savo pašaukimo, sakykime, atvesti į šį pasaulį ir kitų sielų, sakykime, ir kurie irgi galėtų, sakykime, pažinti ir džiaugtis tuo gyvenimu. Ir tokiu būdu ir plus dar, aišku, tai mažina žmonių tą kiekį, nes, kuo daugiau žmonių tai pasikeis tą savo lytį,
tuo mažiau žmonių vadinas gimdys vaikus, o kuo mažiau gimdys, tai jeigu jų visai niekas nebegimdys, o jeigu visi sugalvos pasikeisti tą lytį, tai ir nebebus jau kas gimdo tų vaikų. Ir taip, tokiu būdu, aišku, irgi mažinamas yra žmonių kiekis, sakykime, tam terariume. Tai, o kadangi tikslas yra išnaikinti, tai čia nėra kaip viena priemonė, jeigu ją žiūrėt kaip į vieną priemonę, tai aišku niekada nebus, kad visi tą lytį tai pasikeistų, bet dalis, sakykime, dalis galbūt ale lytį pasikeis, dalis ale nuspręs, kad apskritai vaikų nenori turėti, trečia dalis gal kažkokiais apsinuodės vitaminais, nuo kurių negalės turėti vaikų ir taip toliau, ir žodžiu, ir taip gausis, kad, ir labai stipriai galbūt jau įtakos tą, sakykime, gimstamumą tuose šalyse. Tai tai tiek ir norėjau turbūt papasakoti apie tą lyties ale keitimą, iš tikrųjų tai kastracija ir baisus dalykas, kuris vyksta tam terariume, tai tik tai belieka pasidžiaugti, kad mūsų planetoj Žemėje tai nieko panašaus nevyksta, o čia viskas vyksta tik tai terariume. Aš bent jau gyvendamas planetoj Žemėje dar negirdėjau nei apie vieną kažkokį tai, ar kad būčiau sutikęs, ar kad kokio nors pažįstamo kažkas, tai ten jau žodžiu išsikastravo kažkaip ar panašiai. Dar negirdėjau, žinokit. Tai tiek turbūt tam kartui ir iki kitų pasakėlių, o jeigu jums tos pasakėlės patiko, tai pasidalinkit su savo draugais ar bičiuliais kokiais, ar bendraminčiais. Tai dėkui už tai, kad klausėt.